Rinkiminiam spaudos konferencijom, kurios rengiame po antrojo Seimo rinkimų turo, jas organizuoja naujienų agentūra BNS ir nacionalinis transliuotojas LRT. Mūsų renginio partneris taip pat yra Valdovų rūmai. Šalia manęs paskutinis šiandien partijos atstovai Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai, pirmininkas Valdemar Tomaševski ir vienas iš vienmandatėje išrinktų partijos atstovų Česlav Olševski. Tai jūsų pasisakymai pradžioje ir tada klausimai. Taip, ačiū labai. Iš pradžių norime nuoširdžiai padėkoti visiems rinkėjams, kurie balsavo už mūsų sąrašą, už mūsų kandidatus vienmandatėse apygardose. Mes nepavesim. Mūsų programa skirta paprastam žmogui. Tai yra vertybių programa, krikščioniškų vertybių, tradicinės šeimos vertybių ir mūsų gerą reputaciją partijos, sąžiningos partijos, solidžios partijos privedė prie tokios situacijos, kad turim 3 mandatus, kaip jūs žinote, ir esame kviečiami bendradarbiauti su kitoms partijoms. Norėčiau taip pat padėkoti visiems rinkėjams tautinių mažumų kalбоms. Таки, сердечно благодарю всех избирателей, которые поддержали наш список, которые голосовали за наших кандидатов в мандатных округах. Мы не подведем, мы имеем репутацию честной партии, будем работать для простого человека, будем на страже наших ценностей. Chciałbym serdecznie podziękować dla wszystkich wyborców, którzy oddali głos na naszą listę, na naszych kandydatów w okręgach jednomandatowych. Zachowujemy renomę partii uczciwej, solidnej, z nami chcą współpracować inne partie. Tak więc jeszcze raz chciałbym zapewnić, że nie podprowadzimy naszych wyborców, będziemy uczciwie pracowali. Norėčiau taip pat pasakyti keletą žodžių valstybinė kalba Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės. Taigi, na державной мове Великого княжества Литовского скажу, дорогие сябры, щиро дякую за підтримання, за то, що ви завжди були разом з нами і ніколи нас не підводили. O dabar prie esmės, kaip jūs žinote, turim 3 mandatus. Česlav Olševski iškovojo mandatą Vilniaus pietinėje apygardoje, laimėjo prieš ministrę ponę Bilotaitę, labai geras rezultatas, su ryškia persvara. Dar 2 mūsų kandidatai labai gerai pasirodė, dėja perbrėžimas apygardų, kuris netitinka tarptautiniai teisei, pridėjo prie to, kad mes nelaimėjome mandatą, bet rezultatas buvo labai geri. Edita Tomaševskaitė iš 13 apylinkių Naujosios Vilnios apygardų laimėjo 8 daugumą, bet ten viena kita apylinkė prijungta prie Naujosios Vilnios iš Vilniaus centro praktiškai kaip Filareto įtakoja bendrą rezultatą. Valdemar Urban iš 203 apylinkių laimėjo 13 apylinkių, tai irgi dauguma, bet šitas perbrėžimas apygardų neleido jam laimėti, kadangi net 10 apylinkių šitos apygardos buvo prijungta prie kitos apygardos. Tai yra į Nemenčinę 2 apylinkės, į Sužionių 3, į Vyrusavą, į Visalaukės, Sužionė, į Rudausiai ir Kabiškės ir taip toliau. Tai netitinka tarptautinių standartų, bet yra taip, kaip yra. Rezultatas labai geras, net lyginus su antro turo rinkimų į Vilniaus mero šitoj teritorijoje Vilniaus rajono, tai maždaug 40% rajonų. Valdemaras Urban gavo 1000 balsų daugiau negu anuose rinkimuose, kurios praktiškai nepralaimėjo, ten buvo kelių šimtų tai balsų skirtumas. Gal įžangai tiek, į Česlav Olševski irgi nori pasisakyti. Taip pat laba diena visiems. Be abejo, pirmiausia, norėčiau kreipti į savo apygardos rinkėjų ir norėčiau padėkoti jiems už palaikymą antrajame Seimo rinkimų ture Vilniaus pietinės apygardoje. Ir esu be abejo nuoširdžiai dėkingas visiems, kurie pasitikėjo mūsų komandą ir mūsų programą. Mūsų rinkėjai balsai parodė, kad mūsų Lietuvos piliečiai siekia pokyčių, laukia naujų galimybių ir nori matyti teigiamą įtaką politinėme gyvenime. Taip mus be abejo įpareigoja ir skatina dirbti dar sąžiningiau ir atsakingiau Lietuvos žmonių ir valstybės labui.
Be abejo, noriu padėkoti ir mūsų pirmininkui Valdemar Tomaševski. Manau, esu nuoširdus ir pasakysiu, kai kurie partijos atstovai pavydi, kadangi tokio lyderio mes turim ir labai esu dėkingas ponui Valdemarui už tą palaikymą. Ir be abejo, taip pat esu dėkingas Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos štabui už nepaprastą darbą ir atsidavimą. Jūsų pastangos, būtent aš kreipiuosi į savo partiečius, padėjo pasiekti puikų, manau, rezultatą, jūs visi matot. Ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos programa buvo sukurta tam, kad atsakytų į mūsų žmonių lūkesčius. Ir džiaugiuosi, kad rinkėjai įvertino mūsų įdirbį. Mums dabar belieka įgyvendinti šios lūkesčius, sąžiningai tarnauti mūsų valstybei ir be abejo kiekvienam piliečiui. Tai ačiū kol kas tiek. Ačiū už pasisakymus. Tai pradėkim nuo Augusto klausimus ir tada Reda. Labas rytas, Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra. Pone Tomaševski, aš jums turiu klausimą. Kur keliaus jūsų 3 parlamentarai? Ar jau nusprendėt, į kokią frakciją galėtų jungtis, ar bus mišrioji grupė, galbūt tai valstiečiai? Ir jums asmeniškai klausimas, rezultatas toks, kad neturėsit frakcijos, ar tai laikot pralaimėjimu ir ar svarstot apie savo kaip partijos pirmininko ateitį? Tai ačiū už klausimą. Tai visų pirma, jau mes pasakėm, kad mūsų rezultatas tai yra labai didelis laimėjimas. Tai praktiškai iš tų partijų, kurie turėjo arba frakcijas, arba turėjo gerus rezultatus, kaip jūs žinote, tai Darbo partija, Laisvės partija praktiškai blogesnį rezultatą turi. Mes išlaikom, stabiliai išlaikom, paramą gavom 4%, tai be galo daug. Kaip jūs suprantat, kad žmonių Lietuvoje mažėja dėja ir laimėjom 3 apygardas, o dabar turėjom 2 mandatus. Ir šitos apygardos mes laimėjom po šito neteisėto perbėžimo ribų, kas prieštarauja mūsų tarptautiniams įsipareigojimams. Tai aišku, mes spręsim savo ateitį, bet manau, po tokio gero rezultato mes dirbsim jau, turėsim pasiruošimus kitiems rinkimams ir aišku, mes esam aukščiausio lygioje ir turim labai daug šansų perkurti šitą 5% barjerą, nors taip sąžiningai žiūrint į reikalą, neturėtų būti barjero tautinėms mažumoms, kadangi jie nerenka balsus tik tai kažkuriuose regionuose ir informacija jų gimtąją kalbą nedaeina. Yra toks standartas, kurį mes turim paisyti tarptautinis, kad tautinėms mažumoms barjerai nesudaromi. Ir mes jau nepriklausom Lietuvoje, 92 metais, kada turėjom pirmus rinkimus ilgai pagal sąrašą, gavom 2% balsų, nebuvo jokios lengsnių, gavom 2 mandatus pagal sąrašą ir 2 mandatus iškovojom vienmandatėse apygardose. Jeigu šitas įstatymas veiktų dabartiniu metu, tai mes jau turėtum 7 mandatus. Tai aišku, mūsų procentai auga, bet dėja kai kurie pakeitimai apygardų į šitos lengsnių dirbtinų tautinių mažumų mums šitų 4 mandatų nesuteikia. O klausimas, su kuo mes bendradarbiausim, tai yra keletą variantų. Džiugu yra tai, kad mums siūlo bendradarbiavimo keletą politinių jėgų. Kaip jūs žinote, prieš rinkimus pavyko suvienyti bendras pastangas 5 partijų. Jūs priminat antradienio spaudos konferenciją. Džiugu, kad būtent mes, kaip Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga, suvienijame visas partijas ir kalbėjome vienu balsu. Tai yra didelis pasiekimas ir tai buvo mano asmeninė iniciatyva. Ir kaip jūs matote, mūsų autoritetas leidžia vienyti net ne vieną, ne 2, o 4 partijos. Ir iš keletų partijų mes gavom pasiūlymą bendradarbiauti, sudarant bendrą frakciją. Apie
koaliciją aš kol kas nekalbu, kadangi būti koalicijoje tai nėra tikslas savaime, tai yra tik priemonė, kad realizuoti savo programą ir aišku mes visus savo žingsnius pradėsim nuo programos. O kokie čia yra pasiūlymai, tai ir Valstiečių žaliųjų sąjunga mums siūlo sudaryti bendrą frakciją ir vardan Lietuvos partija siūlom sudaryti bendrą frakciją ir aišku, ir trečias variantas, kad mes vadovausim mišrios frakcijos, tai yra frakcija, kurie turi visus frakcijos teisių ir aišku, proporcijas pavienių kandidatų rodo, kad šitai frakcijai mes vadovausim, tai mes pasirinksim vieną iš trijų variantų kol kas, bet mes neskubam tą daryti. Visų pirma, mes turim suderinti, kokią programą mes realizuosim. Jeigu pavyks suderinti programą, tada jau kiti, aišku, žingsnis bus spartesni. Reda ir Ignas tada. Reda Gilytė, LRT televizijos naujienų tarnyba, sakykit, ar ta koalicija, kokia dabar formuojasi iš trijų partijų, jums yra palankiausias, tarkim, toks būtų variantas, kurį palaikytumėt, jeigu atsirastų liberalai arba, tarkim, Nemuno aušra, va čia taip pat reaguotumėt ar kažkaip kitaip jau žiūrėtumėt, jeigu pasikeistų kažkas iš šitų dalyvių? Nu, žinot, mes nenorime kalbėti tokiams savokoms, kas būtų, jeigu būtų tokia situacija, kaip ir mums formuoti. Aš jau sakiau šitą klausimą, praktiškai turim keletą pasiūlymų sudaryti bendrą frakciją, tai būtų pirmas žingsnis, turim suderinti programą, jau šiandien mes galim vadovauti mišriai grupiai, kuri bus ilgi nemaža, mažiausiai iš 6, gal 7 parlamentarų. O apie variantus, kokia bus koalicija, mes net nesvarstom, kadangi yra per anksti tai svarstyti. Tegul formuojasi blokai, jie jau praktiškai rinkimų naktį susiformavo formaliai, bet iki tokio galutinio suformavimo aš manau, kad reikia daug darbo padaryti. Nu, analizuosim, kokia yra situacija. Bet dar kartą pabrėžiu, kad tikslas yra, kad ateitų pokyčiai, kad padėti žmonėms, ypač paprastiems žmonėms, kuriems dėmesio buvo labai didelė stoka. Ignai. Papildant tiek Redos, tiek Augusto klausimus, vis dėlto jūs įvardėjat tuos 3 variantus, kaip galėtume dirbti ir ne toliau, tai su valstiečiais, su demokratais ir mišrioj Seimo narių grupiai. Kuris variantas jums vertybiškai, sakykime, artimiausias yra iš demokratų ir valstiečių ir nežinau, ką galėtų pažadėti tos politinės jėgos, kad jūs prisitrauktų, arba, pavyzdžiui, kelsit tą patį minimą jūsų klausimą dėl rinkimų kartelės tautinėm mažumom, ar kiti kertiniai klausimai, kuriuos išsprendus, jūs galėtumėt jungtis prie frakcijos? Aš manau, kad kartelė tamtiems mažumoms tai yra europinis standartas. Jeigu mes esame ES narė, jeigu mes savo nepriklausomybės pirmieji rinkimas šito slengsnio neturėjom, tai jie buvo įvesta 96 metais, tada buvo LDDP valdžia. Tai aš manau, tai yra garbė mums kaip valstybei šitą reikalą sutvarkyti. Bet manau, apskaitai šitą kartelę į Seimą yra per didelė, viena didžiausių Europoje. O sakysim, Vokietijoje kartelė yra 1-2 procentai. Tai ką vokiečiai yra neprotingi, kadangi turi būti atstovavimas rinkėjų ir parlamente. Dabar kas gaunasi, kad 23 procentai žmonių, kurie balsavo daugiamandatinėje apygardoje, neturi nė vieno savo atstovo. Ar tai yra demokratija? Ar mes siekiam tokias demokracijas, kad žmonės, kurie balsuoja, neturi savo atstovo. Aš manau, kad šitą kartelę reikia mažinti ir 3 procentai tai gal būtų toks optimalus variantas, o gal kaip vokiečiai padaryti 2. Toks buvo bandymas, Seimas dar 2000 metais priėmė, 2020 metais, priėmė atitinkamą įstatymą, dėja jis buvo prezidento užvietotas, į šitą vietą buvo atmesta po pirmo balsavimo, o antrame balsavime vienas parlamentaras neprabalsavo, tai Jonas Dagys, tam gavo lygtai kažkokį skambutį ir vietoj lygtai nebuvo atmestas. Aš manau, tai buvo labai blogas sprendimas, kadangi demokratija turi
sudaryti tokias situacijas, kad atstovavimas yra kiekvienas rinkėjas. O dabar, kaip sakiau, ketvirtadalis rinkėjų neturi savo atstovai, tai yra blogai. Ir jūsų antras klausimas dėl šitų mūsų potencialių variantų, tai aš jos nenoriu kartotis, tai mes svarstom šitus variantus, turėsim susitikimus dar šiandien, mes neskubam, mes nebijom dirbti opozicijoje, dirbom ne vieną kartą, dirbom konstruktyviai, svarbiausia, kad uždirbom savo reputaciją sąžiningas, solidžius partijas su mumis, nori bendradarbiauti jau ne vieną, ne dvi, o daugiau partijų. Iš socialdemokratų negavot kvietimo jungtis ir nesvarstytumėt? Tai jam atsakiau, kad mes su demokratais ilgi glaudžiai bendradarbiavėm, turim labai gerus darbinius santykius su pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Tarp kitko, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti partiją su Vilija Blinkevičiūtė priešaky už gerą rezultatą. Kaip sakiau, kartu su Vilija mano iniciatyvą suorganizavom spaudos konferenciją. Antradienį Seime parodėm vienybę, parodėm, kad reikalingi pokyčiai Lietuvoje ir rinkėjai mūsų išgirdo. Jeigu klausimai išsako, tai baigiame šią spaudos konferenciją.